Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida Duka Plius, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų rugpjūčio 9 diena ir mes kaip visada pradedame mūsų šou. Tikiuosi šiandien nebus pernelyg ilgas, kadangi iš karto po laidos važiuosiu į kitą kanalą, tenai paplepėti. Į komentaras tavo, jeigu kam įdomu, galėsite pasižiūrėti. Štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas. Na, kaip matote, tema tikrai labai svarbi. Religija, Lietuva ir pokyčiai. Apie tai pasišnekėsime kiek vėliau. Ilgai mes apie religiją ir pokyčius nesikalbėsime, tiesiog aš atkreipsiu dėmesį. Na ir pradėti noriu nuo tikrai svarbaus pranešimo. Štai yra publikacija Ekspertai EU, Ukrainos rėmimas ir Europos atsparumo tobulinimas. Tai mūsų kelias. Vienintelis būdas atgrasyti Rusiją nuo tolesnės agresijos Europoje, jau praktiškai bet Ekspertai EU žiūrovai tikrai ir skaitytojai žino, pačios Europos didesnis investavimas į atgrasimą, politinį bendradarbiavimą ir atsparumą. Ir štai tuo yra įsitikinusi tyrėja Konstance Stelzen-Müller, Jungtinių Amerikos valstijų analitinio centro Brookingso instituto įsikūrusio Vašingtone, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europos centro direktorė. Tokia. Čia yra publikacija iš valstybinio transliuotojo, tai svarbiausia žinia šiandien ryte buvo. Konstance Stelzen-Müller, jin atkreipė dėmesį į tai, kad pakartojo visas senas tiesas ir atkreipė dėmesį, kad tikrai reikia investuoti į atgrasimą. Na, o ką reiškia Lietuvai investuoti į atgrasimą? Lietuvai investuoti į atgrasimą reiškia įsigyti kuo daugiau ir kuo geresnės kokybės atgrasimo įrankių. Na, dabar palei sieną mes statome tuos gelžbetoninius luitus, drakono dantis. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas prieš kelias dienas žadėjo, kad jau pakeliu į Lietuvą ir ispaniški arkliai. Mūsų šaltiniai praneša, kad ir rumuniškos blusos jau irgi pakeliui. Žodžiu, labai gerai, kad valstybinis transliuotojas išlaikomas mokesčių mokėtojų pinigais pastoviai primena ir cituoja štai tokias, pavadinkim tiesiai šviesiai, politikos mokslininkės, analitikės Konstance Stelzen-Müller. Bet čia žiūrėkit, kas yra įdomu, į ką aš noriu atkreipdėmėsi. Pažymiu, matot, to įsitikinus turėjo Konstance Stelzen-Müller, JAF analitinio centro Brookingso reikėtų skaityti, bet turbūt angliškai kitaip. Ką aš noriu pasakyti, žiūrėkit. Konstance Stelzen-Müller, JAV, kažkodėl ne USA. Pažiūrėkit, kaip rašo Vašingtone. Su W Vašingtonas rašosi, visai kitaip. Taigi visiška eklektika. Na, iš tikrųjų, iš didelio rašto čia jau seniai yra išeita iš krašto. Mano gilių įsitikinimų, nepabosiu to kartot, reikia rašyti arba taip. Viską tada. Tai jeigu jūs ten W net į lietuvių kalbos žodyną įvedėt, tai teisingai rašykit ir sostinė Jungtinių Amerikos valstijų Vašingtonas. Ne lietuviškai, senamadiškai, juokas žiūrėt, kai lietuviškai parašyta. O angliškai, taip kaip ir priklauso. Žodžiu, rodo, kad yra tiesiog visiška betvarkė. Aš kaip daryčiau? Aš rašyčiau lietuviškai viską, o skliausteliuose rašyčiau taip, kaip rašosi originalas. Labai paprastas sprendimas. Betgi ne, reikia kažkaip mandriau. Gerai, einam prie naujienos, kuri sukrėtė geltonąją žiniasklaidą. Štai pasižiūrėkim. Yra publikacija Lrytas LT. Prabangę Landsbergių šeimos vilą atrado lietuviams mažai žinomoje saloje. Atskleidė, kas slepiama už mūrinės tvoros. Na ir čia rašoma, kad gresiančių karų bauginami mūsų šalies gyventojai yra priversti sukti galvą, kur galėtų slėptis, o štai užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio šeima tokia vieta jau yra pasirūpinusi. Lietuvos rytui pavyko surasti slaptą garsios politiko šeimos rezidenciją. Na, pasižiūrėkim nuotraukas. Va, štai čia ši garsi šeima.
Bet čia galima pasakyti, buvusi šeima. Žiūrėkit, aš dar tokį repliką pasakysiu. Niekam nepaslaptis, kad kaip šeima Gabrielius Landsbergis ir Austėja Landsbergienė yra formali. Yra kol kas formali. Landsbergis turėjo kitą širdies damą. Ta dama kita buvo socialinių reikalų ir darbo ministrė. Praėjo jausmai, aš nesigilinau ar kas, galų galiai jinai jau ir nebe ministrė, jau nieko neliko. Landsbergis turi kitą širdies damą ir tai yra visiškai normalu ir netgi turi, pasakyčiau, daugiau negu širdies damą, o turi ir visą prieaugį, tai pavadinkime. Jeigu norėsite, pakalbėsiu apie tai, nors mane tos temos, pasakysiu, nelabai domina, bet žmonės domina, todėl kartais tenka pakalbėti ir tokiom temom. Taigi, bala nematė, formaliai yra kol kas šeima, žiūrim, kągi čia pavyko Lietuvos rytui aptikti. Jachtą turi Landsbergiai, iš viršaus nufotografuota jų sodyba, va čia tvora, įvažiavimą, žiūrim toliau, va iš viršaus. Gražioj, geroj vietoj, įsivaizduoju, Graikijoj, saloj, geras visą laiką oras, nuostabu. Va, matai, patriotas Gabrielius Landsbergis, vėliavą įsikėlė, kaip ir priklauso. Bet gražu, pavyzdys geras, va. O, labai graži aplinka, niekas nepasiginčys, o čia Landsbergis važiuoja su kažkokia Graikė turbūt, bet toks užsimaskavęs, nepažinsi čia Landsbergio ant šito drundalieto. Taip, žiūrim toliau, čia ta tvara, kur jau va, graži sodyba, nieko nepasakysi, tvarkoja. O, ir pliažas turbūt priklauso Landsbergiams. O, jachta ir dar kažkoks laivelis. Normalu, Landsbergis juk pats turtingiausias Lietuvos politikas čia buvo skelbta, bent jau Seimo narys, tai ko jūs norit? 10 milijonų. Va, čia parodyta, kur galėsit apsilankyti pas Landsbergius, arba pas Landsbergį, jau ten kitą moterį. O čia aiškiai nurodyta žemėlapis, tiksliai galite susirasti. O čia dar kartą iš viršaus. Matote, ten elektros šitie, saulės tie akumuliatoriai, kur ten elektrą gamina labai gerai, reiškia, tausoja ir gamtą. Landsbergis laikosi to žaliojo kurso, tai čia ta vėliava, gražu, čia vėl iš viršaus. O čia dar viena sodyba turbūt, gal ne vieną turi, kelias. O čia vėl iš viršaus baseinai, o čia reklamos visos šoka, va taip. Nuostabus atsiveria vaizdas, tikrai puikus pirkinys, tikrai čia jau matėm, gražu, tikrai gražu, galima gerėtis ir gerėtis. O keliukas visai, tarp kitko keliukas šitas visai kaip Lietuvoje miškelį. Reiškia, jis taip stengiasi tokią vietą rasti, kur panašu būtų su Lietuva. Čia dar kitų rakursų, čia dar kitaip, saulė. Panašu kaip Palangoje, tik tai nėra Palangoje tokių kalnų. Bet yra kopa, užeikit už kopos, panašus rezultatas bus. Taip, čia tas miestelis, kur Landsbergis eina į parduotuvėlę apsipirkti. Čia iš kito kampo, iš apačios. O, tai pasirodo ir ne tik tą jachtą dar vieną turi, bet ir laivą. Ir laivą Lietuvos rytui pavyko. Ten laivas geras. Ai, net gal ten biznį turi tokį. Kruizinis laivas. Vėl čia tas pats, gražus saulėlydis. Vėl iš virš. Čia jau padirbėjo Lietuvos rytas, jau čia atknyso, tai oho. Gražu. O, naktį. Plaukė Landsbergis su jachta. Naktį ir su savo moterim. Čia dar iš viršaus, jau paryčiais. O, ir tokios lankytinos vietos. Super. Aš sakyčiau, puikus pasirinkimas. Puikus pasirinkimas, visai būtų smagu ten nuvykti. Čia turbūt koks restoranėlis, kur Landsbergis pusryčiauja, vakarieniauja. Gražu. Taigi patys galite susirasti tą publikaciją. Tikrai, aš galiu pasveikinti. O žmonėms siūlau nepavydėti. Čia kas nors, kažkoks skandalas, kad įsigijo šitą vilą. Aš manau, kad tas straipsnis be abejo užsakytas. Aš nesakau, kad geras ar blogas Landsbergis, bet reikia kažką išlieti, tai rodom, nusipirko. To gal jis turėjo nepirkti, jeigu tiek milijonų turi. Uždirbo žmogus. Gerai, jis tenai gal ir ne pats uždirbo, žmona gal labiau uždirbo, bet šeima yra uždirbo. Senelis koks irgi patarimų davė. Ir turi milijonų. Tai natūralu, kad juos į kažką reikia investuoti. Aš manau, ir jūs turėtumėt, tikrai nusipirktumėt kokią bakūžę. Bet neturit. Daugelis spėjų. Tai tada neperkat bakūžės, atvažiuoti kokį sodo namelį. Irgi gerai. Taigi,
pasižiūrėjom, kaip sekasi Gabrieliui Landsbergiui ir yra puikiai naujiena. Prezidento patarėjas, neatsimenu pavardės, apie Commerzbank ateimą į Lietuvą. Tai bus šiemet, įsivaizduojate, į Lietuvą ateis dar vienas bankas, vokiškas bankas iš Vokietijos, Commerzbank. Nu, tai yra, tarp kitko, visiškai normalu. Jūs pagalvokit, Lietuvoje bus Vokietijos brigada. Nu, tai klausykit, vokiečių eiti kažkokį Svedą ar Sebą švedišką banką, tai kartu su brigada ateina ir bankas. Kad vokietis galėtų jaustis kaip namie. Mes jiems sudarysim visas sąlygas, infrastruktūrą, vaikų darželiai, mokyklos. Absoliučiai viskas be abejo turi būti ir bankas. Toks bankomatas Commerzbank. Tai ir tuo pat metu galės ir Lietuvoje gyvenantis čiabuviai pasinaudoti to banku. Bus tam tikra konkurencija, bent jau suimituota ir žmonės džiaugsis. Va, konkurencija pagaliau atsirado. Plėšikai, skandinavai nebeplėš. Tikiu ir aš, tikrai niekas jau nebeplėš. Tai va tiek pačių svarbiausių naujienų, aktualijų Lietuvoje. Na ir einam dabar prie karo temos. Prie karo temos, kadangi įvykis neeilinis, Ukraina įsiveržė į Rusijos teritoriją. Įsiveržė į Rusijos teritoriją ir kas yra labai įdomu, net patys ukrainiečiai platina štai galybę tokių vaizdų ir panašių. Štai matot, Ukrainos kario koja, rudas batas ir čia ukrainiečių vėliava ir Rusijos siena ir matot, tai juokėsi ukrainiečiai. Va tokios tų rusų raudonos linijos. Va, bet kas yra įdomu, net ir valstybinis transliuotojas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės pranešė, kad Ukraina, oficialūs atstovai, ten vadovas jų, Zelenskis ir visi kiti, nepatvirtina, kad jie įsiveržė į branduolinę valstybę. Taip, čia LRT skelbia. Rusija trečią dieną kovoja mūšiuose savo teritorijoje, bet Ukraina nepatvirtina įsiveržusi į branduolinę kaimynę. Ukraina platina vaizdus, kaip Rusijos pasieniečiai pasiduoda prie pat paskutinės veikiančios dujų eksporto į Europos stoties. Pranešama, kad ukrainiečiai pasistumėjo 14 km į gilumą ir artėja prie svarbios branduolinės elektrinės. Visi mato, kad Ukrainos kariuomenė moka nustebinti ir moka pasiekti rezultatų. Tai rodo mūšių lauke, kur mūsų kariai ne tik atsilaikė prieš pranašesnę okupantų jėgą, bet ir naikina ją taip, kaip to reikia Ukrainai apsaugoti. Ir iš to vieno pranešimo aš taip ir nesupratau. Aiškiai diktorė pasakė, kad Ukraina nepatvirtina. Ir tuo pat metu rodo Zelenskį, kuris sako, va, kaip reikia kovoti. Toks, kaip sakoma, klaustukas lieka. Kaip ten bebūtų, turbūt nesunku nuspėti. Aš tikrai nemėgstu komentuoti įvykių, ypač tokių karinių. Nei ten esi, nei ką žinai, iš visų pusė eina informacija ir dezinformacija, sunku susigaudyti. Galima tik nuspėti, kad kažkoks atsakas ir greičiausiai labai stiprus gali būti. Ir štai pasirodė pranešimų. Iš pradžių pamačiau Telegram kanale, kad Rusija panaudojo vakuuminę bombą. Tai labai baisi bomba ir atseit labai daug ten jau tų įsiveržėlių ir žuvo. Aš tą informaciją šiandien prieš keletą valandų pamačiau, tada įlindau į Rusijos propagandinį portalą RIA. Ir čia rašo, kad su lėktuvu ten buvo suduotas smūgis, paleista bomba, ten toj kažkur apskritytam rajone ir bomba sverianti ten 3 tonas, kažkokia labai baisi. Čia nerašo, kad vakuuminė bomba, bet Telegram kanaluose skelbiama, kad vakuuminė bomba. Ir tada aš galvoju, kas ta vakuuminė bomba? Žinau, kad kažkokia baisi, tai įlindau į internetą pasitikrinti tą patį Lietuvos rytą. Ir štai čia vienas baisiausių Rusijos ginklų, kaip veikia vakuuminė bomba. Ir čia aprašyta, kaip jinai veikia. Iš tikrųjų, siaubinga ta bomba, jin ten turi kelis ten sprogmenis, daro baisų poveikį, išdegina, oro nelieka, viskas išdega, sprogsta. Žodžiu, kur ta bomba numesta, praktiškai gyvybės nebelieka. Tai jeigu tokio rezultato siekia Ukraina, tai ir pasiekia. Aišku, aš nežinau, ar tai tiesa, tačiau bet kokiu atveju neįsivaizduoju, ką duoda tokie antpoliai,
aš bent kol kas dar nesuprantu, jeigu tuo pat metu Ukrainos vadovybė kalba, kad reikia kuo greičiau dėrėtis. Nors įstatymas neleidžia ukrainiečiams dėrėtis. Jie yra, jūs žinot, priėmė įstatymą, kad negalima dėrėtis. Pergalė mūšio lauke. Taip kaip nurodė oficiali Rusijos federacijos valstybės paslaptis, prezidentė Dalia Grybauskaitė, kiti iškilus mūsų valstybės lyderiai. Pergalė mūšio lauke, sienų atkūrimas iki 91 metų, kapituliacija, reparacijos, tada jau Rusiją dalinam. Tai yra pergalė. Dabar jau kalbama apie taikos dėrybas ir tuo pat metu, ten atakuojami miestai, žūsta žmonės, evakuojasi ten dabar ir taip toliau. Tokia keista situacija, netgi kaip ir matėte iš to pranešimo panoramos, kur Monika Garbačiauskaitė Budrienė ruošia, irgi negalima suprasti. Ukraina nepatvirtina įsiveržusi, o Zelenskis sako, va taip kovoja Ukraina. Labai gerai. Tai kas ten įsiveržė? Vat ir neaišku, kas įsiveržė. Psichopatai gal kažkokie. Nesvarbu. Reikia palaukti, pamatysim, kaip bus toliau. Na ir labai gera naujiena atėjo iš Lenkijos Ukrainos atžvilgių. Labai tikiuosi, kad tokių naujienų bus ir Lietuvoje. Aš jų seniai laukiu. Iš Lenkijoje esančių vyrų ukrainiečių, tie, kurie pabėgo iš Ukrainos, bus suformuotas jau šį rudenį legionas mūšiams Ukrainoje. Keli tūkstančiai ukrainiečių, jie bus tame legione, jie bus apmokyti ir vyks kautis į Ukrainą, išvaduoti savo teritorijos nuo priešo. И украинский легион мужчин из Польши будет готов присоединиться к вооруженным силам Украины в сентябре месяце. В Польше, как заявил именно депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, уже сформировали украинский легион из мужчин, которые являются гражданами Украины. Сейчас тренировки будущих бойцов продолжаются в данный момент. И, как отмечается, общее количество заявлений в легион составило более 2000. Первый выпуск морпехов планируют уже в начале осени. В сентябре, как я сказал выше. Следующие этапы и численность подразделений будут зависеть от открытия новых тренировочных баз и готовности польской стороны принять и научить будущих бойцов. А министр иностранных дел Польши, всем нам известный Радослав Сикорский, напомнил, что общее количество украинских беженцев в Польше около 1 миллиона. И многие мужчины, по его мнению, изъявили желание служить. Но они нуждаются в качественном обучении. По словам дипломата, Польша займется экипировкой и обучением добровольцев. Они будут как подразделение с правом возвращения в Польшу после ротации. И Радославом повторно отмечено, что если бы аналогичное решение приняли в каждой стране европейского сообщества, Украина имела бы несколько обученных и хорошо подготовленных бригад. Но пока другие страны молчат. Возможно, ключевое слово «пока». Labai teisingai sako ukrainietis. Kol kas visos Europos valstybės tyli. Vieni Lenkai rodo tokią iniciatyvą. Bent jau Lietuva ir kiti Baltijos tigrai prisijungtų. Todėl, kad karių trūksta, jos reikia gerai paruošti, turi kautis ir pasiekti pergalę. Vardan mūsų visų, vardan civilizuoto ir demokratinio pasaulio. Tai tiek naujienų iš karo fronto. Reikia laukti, pažiūrėsim, kuo ten viskas baigsis tame Kurske. Ir dabar šiek tiek įdomių naujienų iš užsienio. Greit prašoksim. Štai, netikėtai atsiradęs Barcelonoje, vakar čia ir mitingė pasakęs kalbą, katalonų lyderis pradingo kaip dūmas. Jisai pagarsėjo tada, kai vyko referendumas. Tada jis pabėgo, jis ten yra kaltinamas įvairiais ten nusikaltimais. Jis pasakė kalbą, atsistojo, tai klausimas, o kaip čia atsitiko, kad policija nesulaikė nei jo įvažiavimo, nei jo išvažiavimo. Sako, padėjo vietinė katalonų policija, tai tie policininkai apklausti, bet pats lyderis pasprūko ir sakė, mes kovosime už laisvę. Taip pat Takeris Carlsonas, tas negeras žmogus, kadangi jis paėmė interviu iš Putino, jisai žada parodyti Donaldą Trumpą tokį, kokio dar nematėte. Apie tai paskelbė tinkle X, kam įdomu, su anonsu galite susipažinti, bus toks dokumentinis, kaip aš supratau, serialas. Taip, įdomi informacija iš Vokietijos. Vokietijos policijos profsąjunga ragina piliečius atiduoti peilius mainais į Netflix. Čia patalpintas tas video, čia taip pat ukrainiečių informacija atrinkta iš Vokietijos žiniasklaidos. Atiduokit peilius, nemokamai žiūrėsite Netflix. Visiškai toks tarsi kakofonija kažkokia gaunasi. Žinot ką, pasižiūrėkime šitą, neplanavau rodyti, bet pasižiūrėkime, nes man keistai pasirodė.
Германия. И такого еще не было. И это даже сложно было представить. Тем более, что это может быть в Германии. А происходит следующее. Профсоюз полиции Германии предлагает людям сдать ножи и получить бесплатную подписку на Netflix. На сервис, который по платной подписке позволяет смотреть фильмы и сериалы на подключенном к интернету устройстве. Так вот, поскольку так и заявлено, количество неприемлемых, а я скажу очень мягко, разных действий именно с ножом резко возросло в Германии, профсоюз полиции предлагает использовать схему вот такой как бы амнистии. Это также можно назвать и материальным стимулом, получить доступ к платному сервису в обмен на сдачу того же ножа-бабочки. Не кухонны нужно будет сдать, именно хотят побудить владельцев тех изделий, которые не в бытовых целях можно использовать, сдать их и получить возможность бесплатно смотреть фильмы и сериалы. Считают, что это поможет снизить уровень правонарушений с использованием именно таких запрещенных изделий. Tų peilių turbūt pas kiekvieną namie pilna, tai gausi nemokamą paslaugą, ten filmų gali žiūrėti nemokamai, nereikės to abonentinio mokesčio mokėti, ne šiaip peilių. Kažkoks nesusipratimas. Šiaip man primena pandemijos laikus, kai dėl to, kad žmogus priimtų vaistą, atkišęs petį už laisvę į savo kūną, žadėjo visokius irgi prizus. Ten neblogus prizus visokius žadėjo, kad tik žmogus tą vaistą į kūną priimtų. Tai čia man kažkas iš tos pačios serijos. Atvirai tariant, kažkoks nesusipratimas, bet gal čia ir gerai, gal čia aš kažko nesuprantu. Na ir toje pačioje Vokietijoje svarstoma ir rimtai svarstoma, ar vokiečių kariai privalėtų vykti ginti Izraelio. Ir tai skelbia leidinys Bild, iš tikrųjų skelbia. Ar verta? Ir Vokietijos politikai sako, kai kurie, kad tikrai verta, reikia padėti Izraeliui. Ir aš irgi tam visiškai pritariu ir keliu klausimą, kur iki šiol jau Izraelyje kiek laiko vyksta karas. Na taip, Izraelė kitoks karas negu Ukrainoje. Ten valstybės kovoja, o Izraelis kovoja su viena kažkokia teroristinė grupuotė, bet jau ilgą laiką negali įveikti. Kodėl mes, Lietuvos kariai, nepadedam? Afganistane buvom, demokratiją nešėm, Irake buvom, Afrikoje, Mali ir visur kitur kovojam. Ko mes laukiam? Negražu, reikia siūsti dalinius, bent jau kuopą pradžiai, po to galima bus pulką, o po to, jeigu suformuosim ir, aišku, brigadą būtų gerai nusiųsti. Tai tokios žinutės iš užsienio, labai smagios, ir po socialinės reklamos pasikalbėsim apie pokyčius Lietuvos religijoje. Turėtų būti kokia nors savigarba, ponai ir ponios. Vyksta olimpiada. Kai kuriuose sporto srityse sekasi, kai kuriuose sekasi mažiau. Nepasisekė krepšininkam. Jie net nepateko į olimpiadą. Gaila. Bet pasisekė užimti antrą vietą disko metikui, Aleknai. Pasisekė. Ir pažiūrėkime, ką iš karto skelbia valstybinis transliuotojas. Mykolui Aleknai įteiktas vakar iškovotas Paryžiaus olimpinių žaidynių sidabro medalis. Galiu pasakyti, kad Lietuva jau nebe krepšinio šalis, galim sakyti, yra Lietuva disko metimo šalis, yra antra religija. Aš galiu tik tokią repliką pasakyti. Jeigu mes taip religijas keisim kaip koinės, o koinės reikia keisti dažnai, praktiškai kiekvieną dieną, taip atvirai kalbant, tai labai nerimtai atrodo. Tai tada ne religija čia blogiau negu religija gaunas. Kažkokie fanatai parodo saldainį ir bėga. Ir krepšininkai buvo ta antra religija, krepšinis, visa kita, meldėsi, visi ūžia, nepasisekė. Tai tada jau bus kita religija. Gerai, nepasiseks kada nors. Alekna tai dar tik pradeda karjerą, dar ilgai mėtis ir turbūt sėkmingai. Bet praeis tą religiją ir atsiras koks ieties metikas. Ir netgi ieties metikų visa šeima. Mama, tėtis ir dukrelė ir sūnelis. Visi ieties metikai. Ir labai sėkmingai mėtis. Tai tada religija taps ieties metimas pagal tą logiką. Taip, o jau tada disko metimas nereligija, krepšinis išvis nereligija. Negalima taip.
su religija, kaip ten bebūtų. Žinot, jeigu yra religija, tai galima pagalvoti, kad krepšininkai arba diskotas metikas, tai kaip ir kunigas yra. Ir kunigas gali paslysti, bet negi dėl to reikia nubraukti visą šitą religiją ir tikėjimą, suprantat? Negalima taip keisti religijos kaip kojinių. Nėra gerai. Nerimtai tai atrodo ir manau, kad didžioji dalis žmonių tą supranta ir pasiliks prie savo tradicinės religijos, o visose kitose srityse be abejo palaikys Lietuvos sportininkus. Dar viena gera žinia. Labai malonu pažymėti, kad Seimo pirmininkė, sako nuteistos liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, siekia apginti žeminamus žurnalistus. Čia mūsų Seimo pirmininkė su savo artima vėliava. Ir įstatymą tokį sugalvojo ir pateikė, esą žurnalistai žeminami, jos dažnai siunčia po velnių, rodo negražius gestus, įžeidžia ten, įžuliai, provokuoja to žurnalistus. Ir reikalingas įstatymas, kad nubausti būtų tie, kurie pasako tiem žurnalistam, kad tenai jie yra tokie ir anokie. Bet man atrodo, čia Viktorija Čmilytė Nilsen šiek tiek susipainio ir komentatoriai atkreipė dėmesį komentaruose. Nereikia painioti žurnalistų su propagandistais. Tai yra dvi skirtingos profesijos. Propagandistas turi žinot, kas jo laukia. Jis žino, ką jis dirba, ar nežino, bet jisai propagandistas ir jo laukia, kaip fronte kareivio kulka. Tai nėra žurnalistas. Tai jokios pagarbos. Ir jeigu mes pažiūrėsim pagrindinius kanalus, naujienų kanalus, kalbėkime apie valstybinį transliuotą, ten nėra apskritai jokios žurnalistikos. Jūs pasižiūrėkite, tos yra ten ta LRT tyrėja Indrė Makaraitytė daro tokius ilgus tyrimus ten apie kažką, nežinau, ir pati ten suvokia, ką jinai daro, bet tai nėra žurnalistika. Nes tikras žurnalistas, jo tiesiog pareiga, misija žurnalisto, knystis iki galo. Jūs įsivaizduokite, kas būtų, jeigu Lietuvoje būtų žurnalistika. Ta tikra, kuri, tarp kitko, jinai egzistavo ilgą laiką, Lietuvos nepriklausomybės pradžioje. Tai buvo visiškai kas kita. Jūs netgi paimkite senus archyvinius įrašus. YouTube jų irgi yra. Pasižiūrėkite ten kokios nors mūsų lietuviškos televizijos žinias, ten to pačio LRT, tada vadinosi Lietuvos televizija, po to panaikino tą pavadinimą. Absoliučiai buvo visai kitas lygis, visai kiti klausimai. Dabar, kai tu pasižiūri, jis tik vadinasi žurnalistu. Jis nori vadinti žurnalistų, bet tai nieko bendro su žurnalistika nėra. Yra kažkokie alternatyvūs kanalai, kurie stengiasi būti žurnalistais. Pavyzdžiui, mus dažnai pavadina žurnalistais, bet mes ekspertai EU, mes ne žurnalistai. Absoliučiai. Visiškai. Ir į tai nepretenduojam. Mes kitoje srityje dirbam. Tai, kad mes galbūt atrodom labiau žurnalistai negu propagandistai čia gali būti, bet to nereikia painioti. Taigi Čmilytė Nilsen, siekdama apginti, kaip jin sako, žurnalistus, realiai jinai nori apginti propagandistus. Nežinau, ar jos įmanoma apginti, ar jos pradės kas nors nuo to gerbti, jeigu atsiras įstatymas. Nežinau. Taigi, yra proveržis Lietuvos susisiekime, iš esmės galime pasakyti Lietuvos ekonomikoje, pasakykim drąsiai. Tai dar vienas Lietuvos proveržis. Pirmą kartą grūdai, čia galima tokią naujieną rodyti visam pasauliui, grūdai bus gabenami vidaus vandens keliu, jau gabenami. Pirmą kartą Lietuvoje grūdai gabenami vidaus vandens keliu. Į Klaipėdos uostą eksportui skirtas krovinys atplukdytas Nemunu. Į baržą pakrauta tiek grūdų, kiek pervežti reikėtų pusšimčio sunkvežimių. Krovinių gabenimas upe labai perspektyvus. Dabar šitie grūdai, kurie šiandien atvyko baržą iš Jurbarko į Klaipėdą, yra kaip ir naujo projekto pradžia. Pradžia, gera pradžia. Taigi dabar ir pati Ukraina galės jau drąsiai su ta barža gabenti savo grūdus, kad tenai rusai jos blokavo Juodojoje jūroje ir taip toliau. Tai dabar jau garantuotas kelias per Lietuvą, Nemunų, baržą. Tokie pasiekimai. Taip, karui artinantis, negaliu nueiti nuo tos temos, kadangi karas artėja, mes tą puikiai suprantame.
Nes Rusija tik baigs ten reikalus vienaip ar kitaip Ukrainoje, anksčiau ar vėliau puls ES ir NATO, pabrėžiu, ir NATO valstybė Lietuva. Apie tai plačiai skelbia ir Monikos Garbačiauskaitės vadovaujamas kanalas ir kiti kanalai, nepriklausomi užsakomieji. Taigi karo artėjant kiekvieno piliečio žingsnis tampa dar tvirtesnis ir drąsesnis. Čia yra publikacija Ekspertai EU. Ir Krašto apsaugos ministerija pranešė, kad stiprina pasirengimą karui ir remia nevyriausybinių organizacijų veiklą ir bus įsisavinta, čia nedidelė suma, 600 000 numatyta įsisavintų eurų tom nevyriausybinėm organizacijom. Yra 18 programų, tai jau čia įsisavins tos organizacijos ir jau tada mes visi tapsime saugesni, o įsisavintojai taps, pavadinkim, šiek tiek turtingesni. Štai ir viskas. Na ir ką, aš dabar paprašysiu prijungti Ekspertai EU visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovą Šarūną Puidoką, jeigu jisai yra. Atrodo, kad yra. Sveika, Šarai. Labas, jau galima. Taip, jau galima. Puikiai girdisi, labai gerai girdisi. Aš norėčiau pasakyti, kaip metodiką atskleisti, kaip gaunamos vilos salose. Taip. Dabar įsivaizduokim, reiškia, aš labai ten turtingas, įtakingas ir noriu sunaikinti šalia esančią valstybę. Taip. Ką reikia daryti? Ir Ukrainos istorija ir pavyzdys atskleidė šitą metodiką, neaiškiai. Kadangi tarptautiniai susitarimai kažkaip netitinka mano norų, tada aš surandu, reiškias, labai biedną valstybę, nelaimingą, tam, kad ją priglaust prie savo, reiškias, įtakos zonos. Ir kovoti svetimom rankom. Va tai yra, reiškias, karo svetimom rankom metodika tokia. Ir mes toj greitai suprasim, iš kur atsirado šitas, reiškias, įstatymas šitų, kaip jisai, komendatūrų. Reikia paruošti savo ištikimų žmonės. Tai tuos, reiškias, tuos propagandistus, veikliuosius organizatorius tokius, reiškia. Kurie ir tai turi būti gausiai. O geriausiai, reiškia, papirkti vyriausybę arba įsodinti ant savo agentus. Ar dar kažką. Kuri, reiškia, pradėtų vesti tą propagandą. Ten vilas išdalinti, dar kažką tai, ką reikia, tokie tipą. Kuri būtų, reiškia, kišeninė vyriausybė. Kuri galbūt ir pati nežinodama, reiškia, tikrųjų kėslų šeimininko, sutiks bet ką daryti. Nes zgrezi v kniazį, tai labai malonu. Labai malonu, kai atsiranda, reiškia, vilos. Staiga iš dangaus nukrenta netikėtai. Tada, aišku, plačiai nešviečiant, nieko nesakant, reikia paruošti tą valstybę karui. Tada reikia, reiškia, surasti priešą, bauginimo, reiškia, mechanizmą visą įvesti, kuris padėtų priešo esamybę, reiškia, įgalina bauginimo, reiškia, metodikas visas paleisti. Tai, ką mes matom, kas dabar vyksta. Toliau žingsnis po žingsnio, nes liaudis tai vis tiek labai nenori, masiškai šitų kareivių nesurinksi, niekas neis. Tada reikia, žingsnio po žingsnio įvesti jau institucijas, kurios būtų atsakingos už, žmonių kiekį fronte. Tokiu atveju padaromos tos komendatūros iš fanatikų,
arba irgi, reiškia, su vilom užsienyje kur nors, ar namais, ar būtais pagal statusą, čia kam išėjai. Ir ruošiami va tokie, va, reiškia, fašistai, kaip pavyzdžiui, kaip Ukrainai pravai sektor, kurie, reiškia, būtų atsakingi. Tai va mūsų komendatūra va tokia ir bus visa. Kurie būtų atsakingi už tą, reiškia, žmonių pristatymą. Dabar kaip jie tai daro, tai irgi labai gražu. Bet tai jau seniai aišku, jau taip vyksta, reiškia, nuo Romos imperijos laikų šita metodika. Kadangi jie turi informaciją, reiškia, apie tavo giminės, apie tavo artimuosius, vaikus, žmonas ir panašiai. Nu, aišku, iš pradžių reikia, reiškia, visus, reiškia, protestuojančius ir nepatikimus, izoliuoti kur nors, geriausiu atveju. Nors, jeigu nėra, reiškia, karo, nu, tai bent izoliuoti, reiškia. Jeigu karas prisidės, reiškia, ir sušaudyti. Nu, va, ir šitas, reiškia, komendatūros, žinodamas visą informaciją apie tave, labai lengvai gali tave įtikinti. Ir aišku, dar, reiškia, kiti būriai, kurie stovi užnugarėje ir visus bėgančius iš linijos fronto, besitraukiančius karius nušauna patys. Irgi metodika sena, reiškia, dar nuo jau antram pasauliniam kare. Ta darė ir rusai, ir vokiečiai. Irgi tai žino. Nesuprasti šito, nematyti, nu tai reikia, nežinau, būti stuporė, reiškia, didelėm baimės akim, reiškia, nežinau, kažkokioj tai, reiškia, aš matau, kad šita visuomenė yra va, tokiam stuporė. Jie net nedrįsta pagalvoti apie tai, kad tai gali būti. Bet taip bus. Ir į tą viskas veda. Ir todėl šitas mitas, reiškia, apie Rusijos žengimą toliau Europos Sąjungą, nu, yra paranoja. Nei jinai ta Rusija susidoros su ta Europos Sąjunga, nei ką. Ir rusai ne idiotai, nu Tutkaus paklausykit, tai viskas aišku. Taip, kad dėl tų komendatūrų ir Landsbergio vilų, pagalvokit, o tai aš tai norėjau, reiškia, pastebėti. Po to dar kažką tai norėjau, bet nepamenu, kokios jau žinios buvo. Man po ligos kažkaip tai iškrenta atmintis šlubuoja. Va ta artima tokia, žinai. O tai, kas buvo prieš 5 minutės. Koks tavo vardas? Mano? Palauk. Nu, nieko, nesvarbu, pagalvok, prisiminsi, pasakyk. Va, Šarūnas, taip. Tai, žinai, ką pasakei, nepavirškinam, kaip sakoma, mūsų laida atvira diskusijai. Ir laidą gal tada pabaikim, nueikim nuo tos temos ir pabaikim vis tik tai gera nata. Šiandien ryte buvo ištransliuotas, neabejoju tiesiogiai, interviu su Lietuvoje reziduojančia Baltarusijos prezidente Svetlana Tikhanovskaja. Davė išskirtinį interviu Lietuvos tautai ir visai pasaulio bendruomeniai. Interviu buvo anglų kalba, jinai kalbėjo anglų kalba, nors jinai per 4 metus, jau laisvai kalba lietuviškai, bet angliškai jinai kalbėjo todėl, kad, po to tas interviu būtų platinamas, visam pasauliu, kadangi visi laukia, ką pasakys Baltarusijos prezidentė. Tai pats interviu ten buvo koks 20 minučių, labai geras interviu, apie viską, ką reikia pakalbėjo, tai aš dabar siūlau laidos pabaigai tiesiog pasiklausyti santraukos su Baltarusijos prezidente apie nūdieną, apie Baltarusiją, apie tai, kur juda
pasaulis. Tai yra išskirtinis interviu ir kai aš šiandien pagalvojau Takerio Carsono ir Putino interviu, tai čia, žinai, tai čia vaikų darželis. O čia buvo tikro žurnalisto, to žurnalisto, kurį ruošiasi ginti mūsų Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen ir priminėja atitinkamus įstatymus, kad neskriaustų tų žurnalistų. Tai tikras žurnalistas, pabrėžiu, žurnalistas paėmė labai, labai aštrų interviu. Tai patys tokie įstabiausi momentai jūsų dėmesiui. Sukanka 4 metai, kai Aleksandras Lukašenka po suklastotų prezidento rinkimų išlaikė valdžią Baltarusijoje, tūkstančius demokratijos reikalaujančių protestuotojų susodino į kalėjimus, kitaip represavo, 100 000 žmonių buvo tiesiog priversti palikti šalį. Viena jų tuomet prezidento rinkimus laimėjusi Svetlana Tsikhanouskaja gyvenanti Vilniuje. Hello, Ms. Tsikhanouskaja, thank you for joining us. It's a great pleasure to have you here. Hello, thank you for having us. Kaip jūs pati laikotės, ar nepavargot? So first of all, I want to say that it's only small part of Belarusians fled. Visų pirma, turiu pabrėžti, kad tik maža dalis baltarusų išvyko iš šalies, tačiau didelė dalis aktyvistų vis dar yra ten. Ir 4 metai tai nėra sprintas, tai yra maratonas. Žinoma, mums sunku, tačiau išlaikome vienybę. Jūs Baltarusijos opozicija užsienį veikat 4 metus. Visgi ar galėtumėt pasakyti konkrečiai, ką jums pavyko pasiekti, kas pasikeitė nuo tada, kai opozicija persikėlė į užsienį ir, kovoja su Lukašenkos režimu? Yes, Lukashenko is still there, but for 4 years he didn't manage to persuade Belarusians that the situation is normal. Taip, Lukašenka vis dar yra ten ir jisai stengiasi per metus įtikinti žmonės, kad situacija yra normali, tačiau jie tuo netiki. Baltarusijos prezidento rinkimai vyks po metų, jūsų opozicija sakot, kad rezultatas aiškus jau dabar. Vėl laimės Lukašenka, nes rinkimai bus suklastoti. Kokie jūsų yra planai? Jūs ketinat būti egzilyje dirbančios opozicijos lyderė ir toliau, ar vis dėlto jau svarstysit po metų ko nors kito imtis? So first of all, we have to underline that what we call presidential elections doesn't have anything in common with elections at all. Visų pirma, turiu pabrėžti, kad tai, ką vadinate rinkimais, nėra tikri rinkimai. Tačiau esame įsitikinę, kad mūsų darbas vertas dėmesio net ir nematomas. Kiek jūs pati jaučiate saugiai čia, Vilniuje? So first of all, I want to say the words of gratitude to Lithuania who have accepted. Visų pirma, turiu išreikšti dėkingumą Lietuvai, todėl kad tūkstančiai baltarusų čia rado prieglobstį ir aš bei mano komanda esame labai dėkingi, kad turime galimybę būti čia. Neseniai nuvilnijo Olgos Tiškevič istorija, opozicijos veikėja, kuri iš pradžių gyveno Lenkijoje, po to Lietuvoje, o visai neseniai baltarusių propagandiniai žiniasklaidoje transliavo savo interviu, kuriame jį kalbėjo palankiai režimui, aiškino, kad Lietuvoje veikianti Baltarusių opozicija neva planuoja dronų atakas prieš režimą ir panašiai. Kiek jūs pati pasitikit savo politinę aplinką ir ar yra kokie nors savikontrolės mechanizmai, kurie neleistų šnipams, agentams visgi įsiskverbti tarp jūsų? Yeah, the regime will always attack democratic forces, through propagandistic messages and... Žinoma, režimas visada puls demokratinę opoziciją, ar tai bus propagandos būdais ar agentais, tačiau veikiame atvirai, tai rizikinga, bet turime likti atviri pasauliui. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 60 000 baltarusių ir tik mažoji dalis jų yra tokie kaip jūs, politikos veikėjai, vis dėlto didžioji dalis Lietuvoje dirba, dėl to Lietuva neseniai sugriežtino sąlygas Baltarusijos piliečiams atvykti į Lietuvą. Mūsų pareigūnai sako, kad tarp tų darbuotojų gali būti ir agentų, šnipų. Ką jūs siūlytumėte daryti, kad Lietuva, norėdama padėti Baltarusijos žmonėms, vis dėlto neprisileistų per daug tų šnipų? Yes, you're right, the connection, between Belarusians inside and abroad is diminishing. Taip, esate teisus, ryšys tarp baltarusų gyvenančių Baltarusijoje ir už šalies ribų mažėja ir iš dalies taip yra dėl kaimyninių šalių griežtinamų taisyklių. Tačiau turiu pabrėžti, kad jei Baltarusija norės siųsti šnipų, tai jie darys bet kokiamis sąlygomis ir sienų uždarimas nepadės. Jūs jau daugiau kaip 4 metus savo gyvenimo paaukojot kovodama už demokratišką Baltarusiją. Pasakykit atvirai, ar jūs tikite sulaukti tos dienos,
kai grįšit į savo jau demokratišką šalį? Of course, I truly believe, and I know that we are doing everything possible to return. Žinoma, pilnai tikiu tuo ir žinau, kad darome viską, kad grąžintume Baltarusiją jos žmonėms. Suprantame, kad Vilnius šiuo metu yra demokratijos centras, priėmęs mūsų demokratinę opoziciją ir taip pat rodo pavyzdį kitoms šalims su savo anti-Lukašenkos režimo politika. Matome, kad nesame vieni ir žinoma, galima būti dar aktyvesniems, dar daugiau gali būti padaryta, tačiau aš jokiais būdais nesijaučiu palikta, galbūt šiek tiek primiršta. Tačiau gauname labai daug pagalbos iš viso pasaulio ir tikiu Baltarusijos žmonėmis ir globaliu solidarumu. Turime suprasti, kad diktatoriai nėra nemirtingi ir pripažinti, kad Ukrainos pergalė ir Baltarusijos kova yra neatskiriamos. To help Ukrainians to win, because they are fighting for themselves, they are fighting for Belarus, they are fighting for all of us actually. Ačiū Jums, tai buvo Svetlana Cichanovskaja. Šiandien sukanka 4 metai, kai Aleksandras Lukašenka po suklastotų prezidento rinkimų išlaikė valdžią Baltarusijoje ir smurtu malšino protestuotojus. Ms. Cichanovskaja, thank you very much for your time. Thank you so much. Really appreciate your attention. Kas būtų po suklastotų rinkimų laimėtų Cichanovskaja, bet ne ją noriu atkreipti į šitą moterį dėmesį. Jinai pakankamai gerai gyvena, suma, kuri skiriama jai, jos komandai, pragyvenimui ir viskam kitam, yra įslaptinta. Kad priešas nesužinotų, nes jei sužinos, tai atakuos priešas. Gali raketomis atakuoti priešas, Baltarusijos prezidentę, Lukašenka gali atakuoti, todėl neskelbiama nei kur, nei kaip. Bet pakanka pinigų. Bet aš dėmesį noriu atkreipti štai šitą žmogų, dar pasižiūrėkim, va čia yra tas žmogelis sėdė, jisai žurnalistų vadinamas, va šitas. Ir tokie žurnalistai yra dauguma Lietuvoje. Kai Viktorija Čmilytė siekia apginti tos žeminamus žurnalistus, tai nemanau, kad jinai teisingai elgės. Štai ką sako Čmilytė Nilsen. Žurnalistai atlikdami pareigą dėl visuomenės teisės žinoti ir siekdami informuoti apie svarbiausius įvykius neretai susiduria su agresija. Lietuvos žurnalistus vieninčių profesinių organizacijų atstovai neįvardinti. Nekartą teigia, kad teisėtai rinkdami informaciją jie sulaukia įžeidinėjimų ir žeminimų. Pastaraisiais metais fiksuojant svarbius įvykius tai teko patirti ne vienam žiniasklaidos atstovui. Aš tik galiu pasakyti, kad va tokiem veikėjam, kurių yra aibė, kuris čia klausinėjo, tai vienintelis žodis gali būti panieka, tokia didžiulė panieka tuščiai vietai. Tai nieko bendro su žurnalistika nėra. Ir jų, štai tokių yra dauguma, ir tokius bando įstatymo būdu apginti liberalų lyderį, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Būtent į tai ir norėjau atkreipti dėmesį. Šarai, tavo paskutinis žodis ir man reiks važiuoti kitą kanalą. Dar pridursiu, kad supranti, kad, pavyzdžiui, tie klausimai yra jam suformuoti, jis tik tai perskaitė, nei galvojo, nei ką, reiškia, aprengė, akinukus uždėjo, kad atrodytų, reiškia, tenai kaip profesorius. Taip, ir vienas ir kitas paskaitė vienas klausimus, kitas atsakymus, tai ir viskas. Tai taip. Tai ir noriu pasakyti, kad tai nėra žurnalistika, tai nieko bendro su žurnalistika. Tai yra nuomonių formavimai, nes, pavyzdžiui, klausime užfiksuotas teiginys. Taip. Tas ir tas yra toks, tas ir tas yra toks, ir ne kitoks. O ir viskas, užduok, reiškia, klausime šitą teiginį, juk šito moko, būtent šitos propagandos arba nuomonių formavimo. Taip. Bet po to jie patys stebisi, čia prieš kelias dienas rodė laidą, kur buvo kalbama apie olimpiadą ir apie tą įvykį bokso ringe, kur jie patys apie tą propagandą kalbą įrodė, kad ta alžyrietė yra moteris, viskas tvarkoj, bet balsavę žmonės, kurie klauso tos propagandinės laidos, to propagandinio kanalo, ten nedaug skambina, ten nedaug tų žiūrovų klauso, bet ir tai pusė jų net po įrodymų, vis tiek netiki jais, tais propagandistais, jais iš vis niekas nebetiki. Todėl aš ir noriu pasakyti, nepadės čia jokie Čmilytės Nilsen ten ginamieji įstatymai, tai yra nebeįmanoma. Bet matai, kai bendra tendencija yra bauginimo tendencija, reiškia, zombių gaminimas karui.
Va tokia tendencija, supranti. Tai jie kito kelio neturi, nes būtent tokia metodika. Tai reikia tada apginti visus. Aš neįsivaizduoju, kokias teisės turės va šitie sadistai, reiškia, kurie ruošiami dabar tose komendatūrose. Tai lygiai taip pat tokiam teisėm, supranti, tai yra šantažo priemonė. Vat jų išskirtinės teisės, kurias gina įstatymai, tai yra žmonių šantažavimo priemonės. Tai yra, reiškia, viskas. Jie patys galės tave išvardinti, reiškia, išprovokuoti, kaip tik tai įmanoma, kad tu vis tiek anksčiau vėliau pasipiktinsi, o tave paims, reiškia, ir supakuos. Nu, tai yra, reiškia, psichologinio spaudimo priemonė. Taip. Istorija kartojasi, aš visą laiką primenu. Kuri yra, karį pokarį. Taip. Kągi, Šarai, labai malonu buvo šiandien su tavim pabendraut, nepamiršk savo vardo. Aš irgi pasistengsiu savo jo nepamiršti ir dėkoju visiems žiūrovam, dėkoju skaitytojam, klausytojam, dėkoju labai palaikytojam, tik dėka jūsų mes gyvuojame ir bėgu, važiuoju dviračiu jau į kitą studiją ir būtent mes ten, aš taip spėju, ir pasikalbėsim ir apie komendantūras, na ir apie tuos ultrapatriotus. Ir manau, pasikalbėsim ir apie nacizmą ir rasizmą. Vakar po laidos buvo vienas komentaras, kurį aš tiesiog pasidėjau savo į telefoną, tai tikiuosi kitoje studijoje aš perskaitysiu tą komentarą, kuris buvo reakcija į vakarykščią laidą, kur aš atkreipiau dėmesį laidos pradžioje į toleruojamą Lietuvos Respublikos administratorių, valdžios vadinamos nacizmą, neonacizmą ir rasizmą. Toleruoja. Taigi, toleruoja ir neokomunizmą ir ką tik tai norėčiau. Kaip nori, tai pavadinki. Iš esmės tai yra liberalizmo iškrypimas, kuris baigėsi nenori, reiškia, va tais totalitariniais režimais. Bet man velni. Bet iš esmės aš siūlau komendatūras vadinti liaudiškai. Stribų irštvos. Gerai, taip ir vadinsim tada. Tai kągi, tiek šiandien. Tai gerai. Ačiū uždėmesį ir iki greitų. Augutis. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.